Dar jūsų labai mėgstamas modeliukas, tai yra GLB 250 20 metų, 65 000 mylių nuvažiavęs, AMG apdaila, 4 varomi, formatikas, parsiduoda draudimo, loto numerį galite pasižiūrėti čia. Pasižiūrim viduj, graži juoda oda, su alkantara maišyta, raudonos siūlės padarytos, šildomos sėdynės turi, geros sėdynės, neišsėdėtos, nesubraižytos, nesugadintos, didelį ekraną, juodos lubos, duliukai, galas irgi tvarkingas, priekis taip pat viskas tvarkingai, graži apdaila. Bandom užvesti. Mašina kūrėsi ir važiuoja. Užsiveda, kaip matot, be problemų. Klaidų taip pat nieko nemeta. Einam pasižiūrėti toliau. Liukai, kaip matėt, sveiki. Galas taip pat tvarkingas. Parktronikai. O pažeidimas yra, galinio stiklo vat nėra, matot, išdaužtas. Gavęs va taip nestipriai visai į galą. Bandom pažiūrėti čia. Nu, čia nėra daug pažeista taip pat. Daugiau kliuvo į viršutinę dalį, tai bamperis, dangtis, sparnas, stiklas. A, ne, važiuoklę matau irgi, ratas neteisingai stovi. Ir durys, va. $14 500, man atrodo, jeigu neklystu, yra kaina pirkti dabar. Arba galima dalyvauti aukcione, kuris bus lapkričio 24 dieną.